No, it's golden key. Oh my god. Diamond. Ir ką, bičiuliai, štai prieš jūs visame gražume Londono Tower tiltas. Jo, tikrai čia 7,5 tonos. Road closed, da gražių. Hey, sveiki gyvi, labą rytą visiems. Šiandieną pirmadienis, bank holiday. Karščiausia turėtų būti diena Londone. Virš 33 turbūt turėtų būti. Tai ką, gavau 2 darbus, paklausė menedžeris, kaip nekeista, šiandien ilgą, trumpą nori. Sakau, duok trumpą man, nes nesinoris tam karšti. Ilgai čia makaluotis. Nu, tai gavau 2 darbus ir varau, bus vienas Londono pietuose, kitas Londono link šiaurės reikės važiuoti. Nu, tai kirsiu Londoną iš apačios į viršų. Gavau rydžituką, 18 tonų dafas. Na, normaliai, manau. Aišku, man čia vietos kaip tokiam ilgam vyrui. Tai mažoka, nu, bet įsispraudžiam, ką darysi. Nu, tai va, dabar va. Varau per Silvertowno tunelį, link Greenwichaus, pro Greenwichų. Ir deliveris yra pačiam Greenwichiui. Taip kad aš minu į priekį, jums gero žiūrėjimo, nepamirškit laikų, subscribe'ų, komentarų. Išlindom iš tuneliuko Silvertowno. Lempas galim išsijungti. Čia galim būti tiesiai nuvažiuoti, labai arti būtų, bet kadangi ten negalima sunkvežimiam iki 7,5 tonos. Taip, kad teks važiuoti per Greenwich parką, per aplinkui biškį. Nu, bet laiko turiu dar 6,6 parduotuvė. Vis tiek nuo 7 tik tai atsidaro. Taip, neskubėdamas šiandien, va, pirmadienis, kaip sakiau, bank holiday, tuščia. Visi kažkur išvarė iš Londono. Sukamės link Greenwichaus. Ekskursijos po biškį atvažinėja į Londoną. Rokeris normalus. Su čioperiu. Prancūzai atvažiavę. Pasileidau kondiškę nuo pat ryto. Be 10,7-19 laipsnių šilumos. Greenwich parkas. Ten po dešinę toliau yra Greenwichaus observatorija. Na, žmonės jau po biškį su dviratukais pradeda važinėtis nuo pat ankstyvo ryto. Nu ir šį vakarą ką? Šiandien nuo popietų vakare prasidės didysis grįžimas į Londoną. Didysis persikraustimas atgal į Londoną. Nes penktadienį vakare ir šeštadienį iki pietų buvo Londono, kaip sakant, palikimas, evakuacija iš Londono. Nes žiauriai daug žmonių varė ilsėtis, kas į prancūzus kėlėsi, tai 4 valandas laukia. Kas varė į Peak Districtą, į kalnus, ten irgi po 4 valandas trafikuose sėdėjo. Vieno veikėjo girdėjau tokį pasakymą, kad po 4-5 valandas žmonės mašinose prasidėjo, tai šeimos turėjo apie ką pasikalbėti galų gale. Tai daug įvyko turbūt šeimininių santykių pasiaiškinimų. Nu, tikiuosi gerąją prasme, taip kad tokie dalykai padeda ar pamaišo, nežinau kaip ten iš tikrųjų. Navigacija vėl neteisingai rodo. Bet nieko, žinau, kur važiuoju, tai ne problema. Na ir esmė, kad reikia man pasidaryti savo darbus
iki pietų būt gerai jau į bazę grįžti ir nes žinau, kas dėsis keliuose, gatvėse, aplinkeliuose, autostradose, kai dabar žmonės pradės šiandien nuo pietų jau grįžinėti link Londono. Labai šią mane įdomiai nori vesti, bet va dabar teisingai. Kai aš pats pasirenku kelią, tai jau tada teisingai vadinasi, ne? Continue straight, then turn right. O, žiedą panaikino, čia žiedas buvo. Atsimenu, kad čia remontai buvo, nu ką. Dar viena vieta, kur buvo galima apsisukti, panaikinta. Būsi netoli to laivo, kuris vadinasi Cutty Sark, kur yra įbetonuotas į žemę. Ištrauktas ant kranto ir įbetonuotas į žemę. Muziejus tenai, po apačią galima palysti to laivo, ten pasivaikščioti, pažiūrėti. Nu, iš dalies įdomiai. Pedonė destra. Dešiniai pedonė kažkoks tai. Su pedutėm tas, kuris vaikšto. Tikiuosi tuščia bus. Tuščias laudingbėjus, gerai. Čia toks tas laudingbėjus. Labai jau laudingbėjim pavadins. Nu, tokia kišenė mažam sunkvežimiukui tai dar įtelpia. Nu, puikiai atvažiavau pagal laiką, tai idealiai atvažiavau. Ne visada taip net pavyksta, kad minutė į minutę. Po 7:01 aš jau vietoj, nu. Tak, nu davai, leis pravažiuoti. Užsiblokavo, davikliai užblokavo, kadangi bordiūrą po apačią mato. Reikia palaukti sekundę vieną kitą. Nu ir viskas. Viskas, easy peasy lemon squeezy. Atvažiavom į pirmą parduotuvę. Ir dabar laukiam, kol atsidarys duris ir eisim krautis. Ką, voveris laksto? Nu ką, jau karšta darosi. Nu kas čia blizga? Čia auksinis raktelis, žiūrėkit, aina savo. Gryno aukso, nu. Šakės. Gryno aukso raktas. Tai gaila, kad plasmasinis. It's yours? No, what's No, it's golden key. Oh my god. Diamond is there. Yeah, it was diamonds. Yeah. Nu ką, paliksim kažkam kitam. Gal kažkam kitam labiau jo reikia. Maža ką, kokias dureles atrakinti. Tai ledą nusipirksim. Nu va, čia toks centriukas yra, ten tas laivas už tų pastatų. Nu, aš einu link mašinos, va, nusipirkau ledą su pistacijų parašu. Nu va, kiek ten valandų rodo? Po 8-9. Nu tiek ir rodo, žiūrėk, teisingai laikrodį rodo, nu. Tai biškį atsigaivinsiu ir šausim toliau. Dabar reikia susiplanuoti kelią į antrą parduotuvę, nes čia
vėl per Temzę reikia keltis, teisingiau lysti per tunelį greičiausiai, tą patį reikės. Nu, bus kelio gabalas biški. Per centrą, dabar galvoju, per centrą gal nevažiuosiu. Reikia grįžti turbūt atgal. Nu, reikia pasiskaičiuoti dar pats, jeigu realiai, tai nežinau net, kaip čia geriau bus. Tai va, atsigaivinu ledu ir varom toliau, nes karšta jau darosi konkrečiai. Nors dar tik tai va, po 8-10, bet jau kažkiek šitos temperatūros rodo taip va. 22, va, po 8-10, 22 šilumos jau. Not too bad. Nu, pranešė, kad 33 šiandieną turi būti. Tai žiauru koka biškė. Nu, bet nieko, kondiškė veikia svarbiausia, tai gerai. Nu, pirmą kartą tokį iš tikrųjų valgau. Nu, atrodo normaliai. Ką žinau. Ledas kaip ledas. Nu, vienu žodžiu, viskas aišku. Nu, gabalas važiavimo neblogas yra, bet gal ir gerai. Gabalas važiavimo yra gerai, nes kondiškė gerai atšaldys ir savo ramiai davažiuos. Nu, viskas, nėra ko gumos tempti. Minam toliau. Neužsivesim, čia slapta knopkė yra. Jeigu liftą nuleidė, tai neužvesi varikliaus. Visio gerai, kondiškė iškart jungiusi. Nes jau 2,5 rodo. Svarbu su būdos galu balkono nenurakti. Sakyt atzin, nu, nebūsiu chamas, šaldytuvo dar nejungsiu. Išvažiuosiu per kiemą šitą tarp namų. Nes jeigu čia dabar šaldytuvą jungčiau, oi, kaip čia pasižadintų visi. 8:30 dar net nėra. Išeiginė diena bank holiday. Tai tiek to, hebrytė, džiaukitės. Aš šiandien geras. Ne, nu čia turbūt ne tai, ką geras, manau, čia normalus, normaliai, tai mąstymas. Tas gerai pasistatys. Eina savo už linijos per visą ratą. Nu, ir kaip man dabar pravažiuoti pro tave. Nu, ačiū. Ko tu ten pypini dar? Nu. Da, motociklas man iš galo pypina. Nu, kas man reikalas pypina. Nu, bet eina savo, nu kaip vėl milimetrai, kaip jie mane užknisa, nu. Taip mašiną susistatyti ant durniaus. Road closed, da gražiau. Tai kaip man išvažiuoti čia dabar, jeigu čia road closed. Oi, tu blemba, nu, kaip ne diena, taip naujiena, nu, tai kaip man dabar čia išlysti, road closed, nu, Buratinų pristatyta, eina jie švilpti. Nu, vienu žodžiu, slalomai, kiekvieną dieną kokie nors. Kiekvieną dieną slalomai kažkokie tai. Nu, bet čia Londonas, it's a London baby, taip sakydavo, ne, man atrodo. Nu, man svarbiausia šitą navigaciją veiktų, tai veikia navigacija. Tai čia dar ne taip svarbu, svarbiausia, kad kondiškė veikia. Kas čia dabar vėl susiaurinta? Čia dar salelių pridarė, nu jiems su tom saleliam kažkas negerai sugalvom. Na va, tas self-driving car, kur Amerikoje važinėjasi jau. O pas mus dar tik tai bandymai vyksta, kiek matau, bet labai intensyviai bandymai vyksta, nes jų yra labai daug. Nu, ta prasme, Sočiai jau pakankamai daug aš jų matau. Na va, pilna visokių aparatūrų pridėta, kamerų. Nu, gerai, kad kamščių nėra, tai aš einu non-stopu, realiai. Nu, šardas priešais. Gerai, kad Pidonija destra. Taip, nu ir ką, išvažiuoju prie Tauerio tilto. Dabar dešinę pasuksiu, bus Tauerio tiltas. Ir ką, bičiuliai, štai prieš jūs visame gražume Londono Tauerio tiltas. Vienas iš gražiausių pasaulio tiltų. Restriktė, tai kokio velnio čia mane vedi tada?
Ką, vėl barame su navigacija. Naujausios technologijos ant senojo tilto. Dar mažai žmonių kol kas. 9 dar nėra. In 500 yards, turn left on A100 Tower Hill. Na, tenai va, Londono City's po kairę. Nesimato tai. Na, gražus, įspūdingas tas tiltas, nieko nepasakys. Ypač kas liečia techninius sprendimus. Pasižiūri mergos į tokią mašiną, galvoja, kas čia toks važiuoja. Daug žmonių pasižiūri. Proceed ahead as lane changes to A1 Nu gerai, bye, iki sekančio. Įdomu, ką jis darytų, sustotų ant žalios šviesos ir praleistų spec tarnybas ar ne. Čia įdomus variantas būtų. Šiaip pagal viską be abejo, kad turėtų sustoti, viskas čia aišku, bet va įdomu, kaip tas principas veikia. O, Ninjago. Čia irgi vietinis prašytojas. Turn right on A11 Whitechapel High Street. Coffee, yeah! Jaunas vyriokas visai, bet dirbt nenori, jis dirba čia. Prieki vieną iš didžiausių mečečių irgi Londone, antai su minaretu. Na ką, ir atvažiavau į antrą tašką. Ką mes čia turim? O mes čia turim... va tokį, va čia mokykla šalia. Tai gerai, dabar išeiginė diena, tai jokių apribojimų nėra. Ir 15 keidžių išsikrauti, kągi, einu į parduotuvę ir varom. 24,5 laipsnių šilumos jau šiuo momentu.